Šokiruojantys nauji posūkiai paauglės palaikymo šokėjos Anos Kepner mirties byloje kruizinio laivo Carnival dinaja. Federalinės institucijos tyli, kai jos įbrolis slapta pateko į Majamio teismą, o jo 16-metis veidas buvo paslėptas nuo kamerų. Nauji teismo dokumentai įveda šiurpinantį žodį – nužudymas. Sekame šią bylą su Law and Crime. Aš Chrisas Stewartas. WTVJ televizija praneša, kad Anos Kepner 16-mečio įbrolio byla vis dar nagrinėjama nepilnamečių teisme. Jį lydėjo advokatas, jis buvo su gobtuvu ir nuleista galva. Vienas žurnalistas tiesiai paklausė, ar jis nužudė netikrą seserį, tačiau jis neatsakė. Neminime 16-mečio berniuko vardo, nes jis nepilnametis. Netrukus aptarsime, kas tai gali pakeisti. Nuo tada, kai Anos Kepner kūnas buvo išgabentas iš Carnival kruizinio laivo Horizon, grįžusio į Majamio uostą lapkritį, buvo sunku gauti informacijos iš oficialių šaltinių. FTB tyrė šį atvejį, bet pasakė tik tiek, kad tyrė kruizinius laivus. Tai nagrinėjama federalinėme teisme, nes tai jų jurisdikcija. Įvykis galbūt įvyko tarptautiniuose vandenyse. Apie šią bylą daug sužinojome, nes ją nušviečiame nuo praėjusių metų pabaigos. Dėl globos bylos, kuri vyksta tarp to 16-mečio, kuris, kaip pranešama, yra įtariamasis Anos Kepner mirties byloje, motinos ir jos buvusio vyro. Ta motina vardu Chantel Kepner yra Anos Kepner pamotė. Ir pirmą kartą dabar matome, kad teismo dokumentuose, kuriuos ką tik gavome per pastarąsias kelias valandas, vartojamas žodis nužudymas. Prieš aiškindamas dokumentų turinį noriu paaiškinti, kaip atsidūrėme šioje situacijoje, nes tai svarbu. Grįžkime į praėjusių metų lapkričio 8-ąją. Tada sužinojome, kad iš Carnival kruizinio laivo grįžusio į Majamio uostą po savaitės Karibuose buvo išneštas kūnas. WSVN TV reporterio Sheldono Foxo vaizdo įraše matyti, kaip Kepnerio kūnas išnešamas iš laivo Majamyje. Kūnas buvo nuvežtas į Miami-Dade medicinos eksperto biurą. Paprastai kruiziniuose laivuose tokio smurto nebūna. Tai viena priežasčių, kodėl šis atvejis ilgai sulaukė dėmesio, ieškant naujos informacijos. Pateiktas Anos Kepner mirties liudijimas, kurį pirmieji gavo Fox News. Nenurodyta mirties priežastis, bet pažymėta, kad kūnas kremuotas. Atminimo ceremonija vyko Titusville'e, Floridoje, jos gimtajame mieste į rytus nuo Orlando. Medicinos ekspertas nustatė, kad ji buvo nužudyta. ABC News susisiekė su šeima, kuri pranešė, kad Ana mirė nuo rankos sverto technikos panašios į smaugimą per kaklą. 18-metė Ana Kepner iš Titusville'o, Floridos, kelių valandų atstumu nuo Majamio, buvo Carnival kruizinėme laive su mišria šeima. Tai buvo kruizas, turėjęs tapti šeimos švente ir naujos tradicijos pradžia. Anos tėtis Chrisas Kepneris vedė Chantel Hudson, dabar Chantel Kepner. Dabar Chantel turi vaikų, įskaitant 16-metį berniuką, teismo dokumentuose vadinamą TH, jo tapatybei apsaugoti. Tas berniukas, kaip pranešama, įtariamas Anos Kepner nužudyme. Ana netrukus būtų baigusi vidurinę ir turėjo didelių planų, svarstė stoti į kariuomenę. Ji tikėjosi grįžti namo ir dirbti teisėsaugoje savo bendruomeniai, sakė jos šeima žiniasklaidai. Senelai ABC News sakė, kad kruizinė kelionė buvo sėkminga. Laive buvo 9 šeimos nariai. Anos santykis su įbroliu apibūdino kaip labai artimus. Sužinojus daugiau detalių, kiti, kalbantys apie tamsiąją jo pusę, kvestionuoja šį apibūdinimą. Likus 2 dienoms iki Kepner kūno išgabenimo, lapkričio 6-ąją, Ana vakarienės metu pasakė šeimai, kad blogai jaučiasi ir eis į savo kambarį. Senelai sakė, kad ji turėjo stipriai užveržtus breketus, kurie ją vargino, todėl ji nusprendė eiti miegoti. Kitą dieną šeima sakė, kad pusryčiavo ir tada išgirdo apie medicininę nelaimę laive. Ir tas pranešimas buvo skirtas kambario numeriui, kuris atrodė labai pažįstamas. Tai buvo Anos kambarys. Pasak Daily Mail, apie 11 val. Ryto kambarinė įėjo į Anos kajutę ir aptiko kai ką siaubingo. 18-metė Ana buvo mirusi, o jos kūnas, kaip pranešama, po lova
buvo užklotas gelbėjimosi liemenėmis ir įsuptas į antklodę. Kitą dieną, lapkričio 8-ąją, laivas sugrįžo į uostą, o Kepnerio kūnas buvo išneštas, kaip matyti WSVN vaizdo įraše. Nuo to laiko informacija, kuri buvo paskelbta apie tyrimą, švelniai tariant, buvo labai ribota. Anos senelai ABC News sakė, kad vienintelis kitas į Anos kambarį ėjęs asmuo buvo jos 16-metis patėvio sūnus. O tas patėvės sūnus, TH, kaip nurodyta teismo dokumentuose, teigia, kad jis neatsimena detalių apie tai, kas, kaip teigiama, įvyko tame kambaryje. ABC teigimu, 16-metis sakė, aš neprisimenu, kas įvyko. Tai Anos močiutės žodžiai interviu. Vyresnis vaikas, kuriam maždaug 16 metų, yra įtariamasis dėl patėvio dukters, 18-metės dukros, kuri buvo tame pačiame kambaryje, mirties. Tai akimirka iš globos bylos nagrinėjimo, kuriame dalyvavo Anos pamotė. Berniuko dabar kaltinamo žmogžudystė biologinė motina. Ši byla nesusijusi su Anos mirties tyrimu, tačiau kova dėl globos tapo pagrindinė istorijos dalimi, nes apima mišrios šeimos narius ir vaikus buvusius kruize. Ir nors federalinė sistema neskelbė informacijos, mes sužinome naujų dalykų per šią globos bylą. Dabar Chantel Hudson, ji jau daugiau nei metus kovoja dėl globos su savo buvusiu vyru Tomu Hudsonu. Ir po pranešimų apie tai, kad 16-metis berniukas buvo apkaltintas žmogžudyste, Tomas ką tik pateikė naują prašymą dėl berniuko brolio ar sesers globos. Pagal dokumentą, Tomo Hudsono advokatas sako, cituoju, įvyko reikšmingas ir nenumatytas aplinkybių pasikeitimas. Tai reikalauja nedelsiant perduoti vienasmenę globą ir tėvų atsakomybę už šalių nepilnametį vaiką, BH. Toliau sakoma, remiantis Kepnerių šeimos socialiniais tinklais, atsakovės pasvirojo brūkšnio motinos podukra, tikėtina, kad užtušuotoje dalyje minimas Ana Kepner vardas. Ir nužudyta atsakovės pasvirojo brūkšnio motinos ir pareiškėjo pasvirojo brūkšnio tėvo. Sūnaus TH. Kol atsakovė pasvirojo brūkšnio motina ir jos vyras vieninteliai rūpinosi vaikais kruize. Dokumente pirmą kartą cituojama pagal socialinius tinklus. Iš Kepnerių šeimos 2026 m. vasario 3 pareiškėjo tėvo sūnus TH. Pietų Floridos JAV prokuroras pateikė TH kaltinimus dėl užtušuoto kaltinimo ir Anos Kepner nužudymo. Neaišku, kas užtušuota tame sakinyje. ABC News teigia, kad Anos organizme nerasta narkotikų ir nebuvo seksualinio išpuolio įrodymų. Thomas Hudsonas mano, kad jis turėtų gauti visišką globą jų nepilnamečiui BH. Ne tik dėl nužudymo kaltinimo, bet ir dėl tariamų Anos Kepner pamotės ir jos tėvo auklėjimo metodų kruizo metu. Thomas Hudsonas kaltina juos leidus nepilnamečiams vartoti alkoholį kruize ir turėjus netinkamas gyvenimo sąlygas. Pranešama, kad Kepner šiame kruize dalyjosi kambarį su savo įbroliu. Tomas Hudsonas taip pat kaltina Chantelę Hudson, cituoju, netinkamų vaistų vartojimo valdymu. Tai gali būti labai svarbu šiai bylai ateityje. Šioje globos byloje jau anksčiau buvo iškelta, kad tam berniukui, TH, šiame kruize tariamai vaistai nebuvo duodami pagal nustatytą grafiką. Tai ištrauka iš globos posėdžio, kuriame Chantelė padaro šokiruojantį prisipažinimą. Paklausykite. Kiek tai liečia? Ar jis turi kokiu nors diagnozių? Jis turi DVS. Ir kiek laiko jam diagnozuotas DVS? Maždaug 3 ar 4 metus. Tai buvo po jūsų išsiskyrimo su ponu Hudsonu. Taip, tuo metu. Ar jis gauna vaistų nuo DVS? Taip, gauna. Kokius vaistus jis vartojo? Metilfenidatas. Gal galėtumėt pasakyti paraidžiui, tai šiek tiek sudėtinga. Metilfenidatas. Nežinau, kaip rašyti. Geriau. Prekinis pavadinimas, koncertą. Tai padeda. Ačiū. Ir kaip dažnai jis vartodavo tuos vaistus? Kiekvieną rytą. Ar jis pasiėmė vaistus į kruizą? Taip. Jis taip pat vartoja ir naktinę tabletę.
Ta pati vaistą? Ne, tai klonidinas. Kam jis skirtas? Nemigai. Ar pasilikai vaistus? Taip. Ar įsitikinai, kad jis kasdien išgerdavo savo vaistus? Kasdien gėrė rytinę tabletę, bet vakare praleido 2 klonidino dozes. Tu irgi turėjai klonidiną. Taip. Taip, atsiprašau. Ką reiškia, kad jis praleido dozes? Kas ten atsitiko? Jis nuėjo miegoti prieš gaudamas vaistus. Jis jau miegojo. Įskaitant tą ketvirtadienio vakarą. Ne, ketvirtadienio vakarą. Jis negavo, nes aš užmigau anksčiau. Noriu įsitikinti, ar jūs suprantu teisingai. Kruizo metu jis 2 vakarus praleido vakarinę dozę. Vieną kartą užmigo neišgėręs vaistų. O kita naktis buvo prieš tai buvusi naktis. Aš užmigau anksčiau nei jis. Taigi jis negavo vaistų tą ankstesnę naktį. Jis negavo prieš incidentą. Ačiū. Pranešta, kad 16-metis turi dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromą ir vartoja 2 vaistus. Vienas vadinamas koncerta. Jį vartoja ryte, o tada yra vakarinė tabletė nuo nemigos, vadinama klonidinu. Neaišku, ar tai, ar šių vaistų nevartojimas turėjo įtakos tam, kas nutiko Anai Kepner. Naujausiame pareiškime Thomas Hudsonas kaltina Kepnerių šeimą, kad jie, cituoju, nori įkalti vinis į patėvio sūnaus karstą ir jį palaidoti. Anot Tomo Hudsono, tai matėsi Kepnerių šeimos socialinių tinklų įrašuose. Thomas Hudsonas mano, kad 16-metis brolis ar sesuo neturėtų gyventi su Kepnerių šeima. Jis sako, kad gyvendamas kitame rajone gali apsaugoti BH nuo žiniasklaidos dėmesio. Berniuko, vardu TH, kuriam federalinėme teisme pareikšti kaltinimai dėl žmogžudystės, byla yra įslaptinta. Taip yra todėl, kad jis nepilnametis ir byla prieš jį iki šiol vykdoma taip. Prisijungia prie mūsų pasikalbėti apie tai, kas gali nutikti toliau, Dave'as Ehrenbergas, buvęs Palm Beacho apygardos Floridoje valstijos prokuroras. Visada malonu tave matyti, Dave'ai. Ačiū, kad esi su mumis Law and Crime. Ačiū, Krisai. Daugelis klausia, kodėl jis laikomas nepilnamečiu? Juk jam 16 metų tokios bylos dažnos. Pittsburgh nagrinėjama byla. 11-metis teisiamas už žmogžudystę kaip suaugęs, nors tai ne federalinis teismas. Ir vis dėlto atrodo, kad šioje byloje šis berniukas, galima sakyti, yra beveik saugomas ir ginamas, nors jam 16 metų. Tačiau, kaip matyti iš teismo dokumentų, jam pareikšti kaltinimai dėl žmogžudystės. Kodėl taip yra? Federalinė sistema skiriasi nuo mano valstijos sistemos. Federalinėje sistemoje daug apsaugos priemonių, kol jaunuolis perduodamas suaugusiųjų teismui. Manau, ta diena vis dar gali ateiti. Kai kurie procesai vyksta už uždarų durų. Ir kai tas asmuo pereina federalinę procedūrą, kai oficialiai paskiriama, kad jis bus teisiamas suaugusiųjų teisme, iki tol viskas bus laikoma paslaptyje. Manau, kad galiausiai čia pamatysime daug daugiau, nes tai labai garsus, siaubingas tariamo žmogžudystės atvejis. Ir čia juk ne 12-metis tai padarė. Tai asmuo beveik pilnametis, todėl manau bus teisiamas kaip suaugęs, bet panašu dar neįvyko. Taip, turiu omenyje, viskas prasidėjo dar lapkričio 8-ąją, kai ši istorija tik prasidėjo. Jau 2026-ieji, o mes vis dar laukiame, ar tai įvyks, tačiau iki šiol tik pateikti kaltinimai. Ką manote apie tokį laikotarpį? Tai buvo situacija, kai pranešama, tik jis buvo matytas einantis į šį kambarį. Žinome, kad ji mirė nuo kažkokio smaugimo ranka, kuris atrodo buvo žmogžudystės atvejis. Nors praėjo daug mėnesių. Tik dabar sužinome, kad vasario 3-ąją jam pateikti kaltinimai žmogžudystę. Taip, tai skiriasi nuo Floridos valstijos. Kadangi tai federalinis teismas, prokuroras tiesiogiai neperkelia 16-mečio į suaugusiųjų teismą už sunkią nusikalstamą veiką. Floridoje tai įmanoma. Kai buvęs valstijos prokuroras, žinau, kad ten galima tiesiogiai perkelti bylą, o prokuroras turi daug diskrecijos. Federalinėje sistemoje tai sudėtingiau. Kiekviena byla dėl nepilnamečio prasideda kaip nepilnamečio nusikalstamumo byla.
Tai numatyta tvarka. Todėl ir matote šį lėtą procesą čia. Reikia pateikti prašymą JAV prokuratūrai Pietų Floridos apygardoje, kad nepilnametis būtų perduotas suaugusiųjų teismui. Tai nėra automatinis procesas. Jūs turite patvirtinti, kad egzistuoja reikšmingas federalinis interesas. Tai tik pradžia, nes skirtingai nei Floridoje, čia pagrindinis sprendėjas yra federalinis teisėjas. Sprendimą panašu priims teisėja Beth Bloom. Teisėjas turi nuspręsti, ar 16-metį perduoti suaugusiųjų teismui teisingumo labui po oficialaus posėdžio. Tai yra visas procesas. Vyksta lėtai, bet manau, kad įvyks. Jam buvo leista, nes situacijoje vykusioje vasarį ar šį mėnesį jis matomas teisme apsuptas žiniasklaidos. Jis įeina, dengia veidą, po to išeina ir gali grįžti namo. Nežinau jo užstato sumos. Žinau, kad tai irgi primena įslaptintą bylą. Kodėl taip yra, net jei tai yra kaltinimas žmogžudystė? Turiu omenyje, ar tave stebina, kad jam leista grįžti namo? Daugelį atvejų matome žmonės, ypač suaugusiųjų teisme, kur retai kam suteikiama galimybė išeiti už užstatą žmogžudystės byloje. Taip, čia federalinis teismas jis skiriasi nuo griežtos Floridos. Žmogų laikytum už grotų iš anksto, nes jis gali kelti grėsmę bendruomeniai ir kelti pabėgimo riziką. Federalinė sistema numato paleidimo prezumpciją. Taigi įstatymas sako, kad nepilnametis turi būti paleistas tėvams arba globėjams, nebent teisėjas aiškiai nustato, kad sulaikymas būtinas užtikrinti jo atvykimą į teismą, kas iš esmės susijęs su pabėgimo rizika, arba kad sulaikymas būtinas apsaugoti nepilnametį ar kitus, tai reiškia, kad jis kelia pavojų bendruomenei. Jei teisėjas nenustatė pabėgimo rizikos, nemanau, kad jis ją kelia. Manau, tai vienkartinis atvejis, kai jis buvo be vaistų ir pasinaudojo galimybę kažką padaryti. Jei tai buvo tarp jų, o ne atsitiktinis smurtas, ir jis nevartojo vaistų, jie nelaikys jo pavojingų bendruomenį, todėl jie leis jam sugrįžti. Taip pat turėkite omenyje, kad mes neturime federalinių nepilnamečių įstaigų. Tai dar viena priežastis, kodėl jo nelaikytų, nes kur jį laikyti. Taigi, manau, buvo galima tikėtis, kad jam bus leista grįžti namo, bent jau kol kas. Tai gali pasikeisti. Paleidimo sąlygos tam tikrų metų gali būti pakeistos. Yra daug nežinomų dalykų, nes byla įslaptinta, bet jau seniai vyksta globos posėdis ir byla. Jo mama sakė, kad vaistų jam nedavė, nors yra vakarinė tabletė nuo nemygos, kurią jis turi išgerti. Kaip nagrinėjimai baudžiamai bylai galėtų turėti įtakos, jei jis vartojo vaistus? Nežinau, ar jis buvo nagrinėjime minėjo DVS ir nemigą. Nežinau, ar jam buvo dar kas nors diagnozuota, bet jei jis negavo naktinių vaistų, kaip tai galėtų paveikti žmogžudystės bylą? Tai bus svarbi gynybos dalis. Jie tikriausiai remsis riboto pakaltinamumo ar nevalingo apsvaigimo argumentu. Tai nereiškia, kad jis to nepadarė. Tai reiškia, kad jis neturėjo mens rea, tai yra išankstinio ketinimo įvykdyti žmogžudystę. Jie sakys, kad tai yra mažiau nei pirmo laipsnio iš anksto apgalvota žmogžudystė dėl motinos nesugebėjimo suteikti ar tinkamai prižiūrėti vaistų vartojimą. Jie galėtų sakyti, kad jam aptemo sąmonę. Ir jie galėtų sakyti, motina buvo aplaidi, todėl ji taip pat turėtų būti šiek tiek kalta. Dažnai teisme matome gynybą vaistais. Tai suprantama, nes gynyba neturi kitų pasirinkimų. Jie negali teikti, kad jis to nepadarė. Akivaizdu, kad jis tai padarė. Atsiprašau, bet man įrodymai yra neginčijami. Kaip prokuroras, tu koncentruojasi į nusikaltimo fizinius aspektus. Pavyzdžiui, jei turi migreną ar DVS-ą, tai neišmoko žmogaus, kaip pritaikyti mirtiną smaugimo veiksmą, kad kažką uždusintum. Tai nėra kažkas, kas nutinka dėl to, kad, turi šiek tiek vaistų disbalanso. Tai koordinuoti tikslingi veiksmai, rodantys proto aiškumą, o ne sąmonės aptemimą. Už viską kaltinti mamą gali tik iki tam tikros ribos, galbūt paduoti ją į teismą, civilinę tvarką, bet kaltindamas mamą neišsisuksi nuo žmogžudystės. Kaip prokuroras imatės tokios bylos? Kiek pasiruošimo reikia, kai jis buvo vienintelis įėjęs į kambarį? Žinome, kaip ji mirė.
Pagal viską, ką turime, tai nebuvo kažkas, ką ji galėjo padaryti pati savo. Taigi žinote, tai labai stipri byla kaltinimui šiuo atžvilgiu. Kiek jums, kaip prokurorui, rūpėtų argumentas dėl vaistų šioje byloje? Stebėkite toksikologijos ataskaitą. Jei kraujo tyrimai parodys vaistų trūkumą ar alkoholio buvimą, tėvas sako, jis maišė alkoholį. Nors buvo nepilnametis, jis gėrė. Vėlgi, kaltė perkelta tėvams. Alkoholis kartu su vaistais galėjo sukelti tokią reakciją. Tačiau kaip? Prokurorui tai tik sukeltų nerimą, nes galite prarasti pagrindinį kaltinimą – pirmojo laipsnio iš anksto apgalvotą žmogžudystę. Nemanau, kad turite jaudintis dėl jo paleidimo, nes jis vis tiek gali būti nuteistas už lengvesnį nusikaltimą. Ir galbūt tai yra tinkamas rezultatas šioje situacijoje. Tačiau galiausiai norite įvykdyti teisingumą šiai vargšiai aukai. Ir aš tiesiog manau kaip prokuroras, kad įrodymai yra tokie, kokie yra. Turiu omenyje, jis turėjo visas galimybės to išvengti. Jis grįžo su ja į kambarį ir savo noru ją smaugė, bet vėliau sakė to neprisimenas. Bet žinote, šis vaikinas, kai buvo teigiama, prisiminkite, jos buvęs vaikinas, aukos buvęs vaikinas, sakė, kad jis buvo keistas. Atrodo, kad tai ne vaikinas, kuriam vieną kartą užtemo protas dėl vaistų. Jis regis ilgą laiką turėjo rimtų problemų. Kiek tai paprastai užtrunka? Dabar, kai jam buvo pareikšti kaltinimai, o pagal globos bylą tai įvyko vasario 3, jam buvo pareikšti kaltinimai dėl žmogžudystės. Kiek paprastai užtrunka šis procesas nepilnamečiui? Žinau, kad kaltinimų kaip suaugusėjam gali tekti laukti ilgai. Federalinė sistema dažnai veikia lėtai. Negaliu pasakyti kada, bet tai tikriausiai nuvils mus visus. Ši byla jau taip ilgai užsitęsusi ir mes tiesiog laukiame teisingumo. Laukiame, kol sužinosime, kas vyksta. Tenka remtis užuominomis iš civilinės šeimos bylos, todėl tikslaus termino nežinau. Tai priklauso. Kaltinamasis galėtų rinktis greitą teismą tik po kaltinimų pareiškimo. Nežinome, ar tai jau įvyko, todėl termino dar neturiu. Ir jeigu jis būtų, tarkime, ir žinau, kad tai didelis šuolis, nes dar ilgas kelias prieš akis, bet jeigu jam būtų pareikšti kaltinimai kaip suaugusėjam, jeigu jis būtų pripažintas kaltu kaip suaugęs, ypač dėl žmogžudystės kaltinimo, ar tai reikštų, kad jis gautų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę? Žinote, būdamas 16 tai padarai ir tada visą likusį gyvenimą praleisi federalinėme kalėjime. Yra taisyklės. Yra taisyklės, leidžiančios po tam tikro laiko atlikti pakartotinį vertinimą. Mirties bausmė nepilnamečiui negali būti skiriama, nes tai prieštarauja konstitucijai. Taigi, tai atkrenta. Jei jis bus teisiamas kaip nepilnametis, teismas praras jurisdikciją, kai jam sukaks 21 metai. Todėl nenorite jo laikyti nepilnamečių teisme. Ar nebūtų neteisinga, jeigu jis būtų paleistas 21, nes teismas neteks jurisdikcijos? Tai būtų neteisybė. Manau, jis bus teisiamas kaip suaugęs ir gali gauti iki gyvos galvos kalėjimą, jei bus pripažintas kaltu dėl žmogžudystės. Tačiau yra tam tikrų privalumų būti jaunu žmogumi. Už antrą laipsnio žmogžudystę pagrindinis bausmės lygis yra 38, todėl net pirmą kartą nusikaltusiam gresia 19-24 metai kalėjimo. Taigi, jei teisėjas nustato, kad žmogžudystė buvo ypač žiauri, jis gali skirti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Paprastai jis galėtų išeiti į laisvę ir dar turėtų nemažai gerų metų. Kiek svarbus motyvas, jei turite įrodymų, kad jis buvo vienintelis kambaryje ir įvykis įvyko? Ar motyvas svarbus tokioje byloje? Motyvas svarbus, nes atskleidžia ketinimą ir nusikalstamą sumanimą. Tai nebuvo. Jei jis turėjo motyvą, tai paneigė riboto pakaltinamumo gynybą, kai sakoma, atsiprašau, praradau sąmonę, nežinojau, ką darau. Tu turėjai aišku motyvą. Gal norėjai nuslėpti paslaptį. Dabar mes to nežinome. Manau, prokurorai tai išaiškins ir sužinosime daugiau, kai byla nebebus slapta. Būdamas nepilnametis, turi tam tikrų privalumų, kurių neturi suaugusieji, kaip minėjau anksčiau. Taigi, tau palankios ne tik bausmių gairės, nebent esi nuteistas už pirmo laipsnio žmogžudystę. Jei tai antro laipsnio žmogžudystė, tikriausiai išeisi iš kalėjimo dar prieš mirtį.
Taip pat yra Millerio byla prieš Alabamą, kurioje pasakyta, kad federalinis teismas negali skirti privalomos laisvės atėmimo iki gyvos galvos be galimybės išeiti, neatsižvelgęs į jaunuolio praeitį. Svarbu atsižvelgti į savybės, kurių suaugusieji neturi. Todėl pagal Millerį nepilnametis gali įrodyti, kad neturėtų gauti laisvės atėmimo iki gyvos galvos. Šiuos veiksnius reikia įvertinti, nors suaugusiųjų byloje jų nenagrinėjama. Net jei jis būtų pripažintas kaltu dėl antro laipsnio žmogžudystės, bausmės gairės nebūtinai numato įkalinimą iki gyvos galvos. Taigi tikiuosi, kad šis jaunuolis kažkuriuo metu gaus antrą šansą gyvenime. Tačiau jis bus nuteistas už kažką, kas laikys jį įkalintą kelis dešimtmečius. Ir dar, galiausiai, ką manote apie šią globos bylą, kuri vyksta? Kur atrodo, kad turime šį tėvą, kuris yra biologinis tėtis, to 16-mečio įtariamojo. Ir dar vieno vaiko tėvas, kuris taip pat yra Kepnerių globoje. Ir jis rodo pirštu ir sako, mano sūnus kaltinamas žmogžudystę ir gyvena su mano buvusia žmona. Tada turėčiau globoti BH, kuris yra TH brolis ar sesuo. Šioje šeimoje daug sluoksnių. Tiek daug žmonių įsitraukia. Ką manai ne tik apie pačią informaciją, bet ir apie tai, kad tai vyksta kartu su rimtu federaliniu baudžiamuoju tyrimu. Tėvas pateikė prašymą dėl skubios vienintelės globos 9 metų dukrai, teigdamas, kad jie nesirūpinta. Jis sako, kad motina leido T16-mečiui ir 18-metiai Anai dalintis kambariu be priežiūros ir kad tai... Jis teigia, kad jaunuolis turėjo iškreiptą maniją, jo žodžiais. Ir nestabilumo istorija, kuri tai rodo, kad motina neturėtų turėti globos 9 metų dukrai. Tai labai įdomu. Svarbiausia, kad tai leidžia mums pamatyti tai, ko kitaip nematytume. Mes kalbame apie civilinės bylos stebėjimą, kuri Floridoje yra visiškai vieša. Nors tai susiję su nepilnamečiais, galime matyti procesinius dokumentus ir sužinoti baudžiamosios bylos detalės, kurių kitaip nežinotume. Manau, kad būtent tai ir daro šią situaciją svarbią. Žinote, manau, kad globos byloje tėvas iš esmės įteikia federalams dovaną. Tai dovana žiniasklaidai ir federalams, nes jis sako, kad motina žinojo apie berniuko pavojų. Ir tai tarsi sugriauna visą bylą apie tai, kad, žinote, tai buvo tik vienkartinis įvykis, jam aptemo sąmonė dėl vaistų. Tai buvo ilgalaikė įvykių virtinė, kuri prie to privedė ir motina apie tai žinojo. Tėvo parodymai sudaro visą įspėjamųjų ženklų chronologiją, kurią FTB tikrai įtrauks į bylą. Taip, tai tam tikra prasme dovana žiniasklaidai. Turiu omenyje, žinau, kad tai labai rimta byla, bet mes neturėtume prieigos prie šios informacijos, jei ji ateitų tik iš federalinio teismo sistemos, nes iki šiol viskas yra įslaptinta. Dyvas Edinbergas, buvęs Palm Beacho apygardos prokuroras Floridoje. Džiaugiamės jūs matydami Law and Crime. Ačiū, kad prisijungėte. Ačiū, Krisai. Tai viskas šiai Law and Crime laidai. Prenumeruokite mus YouTube ir Spotify. Taip pat žiūrėkite per Peacock. Aš Krisas Stewartas. Iki kito karto.